O, pašims kalakuto, pūs kaip aš gimtadienį. Zip Chronikos. Šiandien Lietuvoje didelė šventė. Populiariausia radio stotis Zip FM mini 5 metų jubiliejų. Zip FM radio stotis įkurta 2005 metų Liepos 1 dieną, turinti 16 siųstuvų visoje Lietuvoje. Iki Zip FM įkūrimo tais dažniais buvo transliuojama radio stotis RC2, transliuotojas UAB muzikos topai. Zip FM programą daugiausiai sudaro muzika ir pramoginės laidos, orientuotos į jaunimo auditoriją. Direktorius Tomas Bartkaitis. Zip FM DJ Manfredas Bajelis, vedantis laidą Manfredas On Air, Jonas Lainys iš radistų arba Giovanniet Club, Rolandas Mackevičius, radistai bei Zip taškų vedėjas Simona Albavičiūtė bei Silva Rindzevičiūtė iš laidos CC, Henrikas Šimkus iš Mr. H Show, taip pat Modestas Švoba iš Mr. H Show, Domanas Eurokiaušinienė bei IQ Zona, bei didelė Zip FM Hebra, Silence Music, Despotin Beat Club, Gatvės lyga, Technical Break, Metal on Metal, Produce Music, Amenų broliai bei Love in Slow Motion. Su gimtadieniu mes šiandien gerime už Zip FM. Zip Chronikos. Norint Zipe dirbti direktoriumi, reikia turėti ne tik aukštą išsilavinimą, bet ir specialų psichologinį pasiruošimą. Susitvarkyti su tokiais monstrais kaip Zipo didžėjai, patikėkit, nėra lengva. Spėkit, kas Zipe dažniausiai eina ant kilimėlio pas direktorių? O taip, radistai. Dėl jų ant mūsų direktorės Gabrielės galvos atsirado ne vienas žilas plaukas. Kad jūs žinotumėt, kiek kartų gauta pranešimų iš policijos, kad radistai tą, radistai aną ir taip toliau. Vargšė Gabrielė. O įsimintiniausias mums ir mūsų buvusiai direktoriai įvykis buvo toks. Kai radistai sugalvojo sustabdyti važiuojantį traukinį. Jūs įsivaizduojat? Ir beveik pavyko. Rolai, primink, kaip ten viskas buvo? Viskas buvo labai nesudėtingai, mes pasiskaminom informaciją ir informacijoje paklausėm centrinės traukinių stoties telefono numerio. Pasiskaminom į ją, paklausėm, kur yra gyvų dar važiuojančių traukinių mūsų dirbančią valandą. Mums pasakė, kažkas apskrities, neatsimenu tenais, stancijos numerį, mes pasiskaminom į stanciją, sako, mums reikia mašinisto numerio. Sako, aš neturiu, sako, bet centriukas turi. Nes mes sakom, labadiena, čia jums iš Vilniaus skambina. Davė kažką centriuko numerį, mes centriuką sakom, labadiena, mums reikia mašinistų numerio, mes skambinam iš Vilniaus ir girdėm taip, per popierius, iš karto ir kapoja, žinai, jinai ieško, kur tas mašinistas, davė mums ir mašinistą, ir kontrolieriaus, ir viskas, ir mes pasiskaminom, sakom, labas dėdė, čia tau skambina iš Vilniaus, stabdyk traukinį, reikia kai ką iškraut. Tai palauk, kriminalistai, ne, čia pas mus jūs ieškojo, jau net nepaprasti pareigūnai. Ir mes kitą dieną ateinam, išsišiepę, tipo, į darbą, žinai, ir Gabrielė tokia visa, žinai, nada, tu sako, nu va, dabar tai jau prisidirbo, žinai. Mes sakom, tai kas buvo? Sako, buvo atėję kriminalistai, jūsų ieškojo. Ir mes juoktis pradėjom, sakom, tai pagaliau mumis kažkas susidomėjo, žinai. Viską pozityviai. O dabar paklauskim, kokia reakcija buvo mūsų buvusios direktorės Gabrielės. Paskambino sekretorė ir tarsi tai būtų eilinis įvykis, jinai man ir sako, atėjo kriminalinės policijos, ieško radistų. Ir tokia iš tikrųjų stojo kelių sekundžių pauzę, kur aš galvojau, kad o Jėzus, kągi dabar daryti reikės. Pati pirma mintis iš tikrųjų, kur iššovė, tai buvo ieško radistų, tai gal tiesiog duoti jų numeris ir viskas, ar bus ramu. Bet paskui vis dėlto, kadangi ieškojo radistų, tai vis dėlto jau yra Zipo kaip ir dalis, supratau, kad reikia kalbėti man. Tai va taip ir sužinojau. Bet tai tu jau buvai truputėlį, Gabrielė, kaip ir pripratus prie tokių dalykų, tai čia ne pirmą kartą, tai... Žinok, kas liečia radistus, tai tikrai taip. Nes praktiškai profilaktiškai kas mėnesį vis kažkas nutikdavo. Gal ne taip stipriai, bet kažkas vis atsitikdavo. O kai radistai buvo ant kilimėlio, ar labai reikėjo ant jų? Nu, čia tiesiog gal radistų reikia pasiklausti, nes iš tikrųjų, kas liečia radistus, aš visą laiką susikaupdavau, galvojau, nu jau būsiu rimtai, jau dabar čia prieks ir visą kitą. Ir pradedu aš jam kažką sakyti rimtai ir pamatau prieš save du žmonės. Jonas visą laiką sėdi raudonas ir nuleidęs galvą. O Rolas toks tarsi, žinote, kažką prašo, toks maždaug ant visko dėjęs, žinai. Va, ir tada po tokių visokių atvejų, kai aš pradedu su tais rimtais nekėtis, viskas baigėsi su to, kad aš pradedu juoktis ir galų gale susitarėm, gražiuoju, kad kitą kartą taip nebus. Tai, kaip suprantu, radistai nebuvo nubausti.
Na, iš tikrųjų, galbūt taip stipriai, tai ne, bet pamoka, manau, kad jiems gerai irgi buvo. Na, o šitos istorijos moralas būtų toks. Prieš tapdamas ZIP FM direktoriumi, gerai pagalvok, nes po to gali psichuškiai atsidurt. ZIP Chronikos. 2009 metais, kai ZIP FM jaunimo radio stotis dar turėjo 4 metus, ZIPo kolektyvas skraidė padebesiais ir šokinėjo su parašiutais. Vieną dieną susirinkę Kyviško aerodrome, jie smagiai šnekučiavosi, klegeno ir juokavo. Tik vienas Jonas Nainys, radistas, dar žinomas kaip Giovanis, buvo perbalęs ir nekalbus. Jis visur matė baltas rožės, neviltį ir liūdėsi. Galvą aplankydavo niūrios mintis apie galimą užsimušimą. Neramumą išduodavo virpanti koja, drebantis balsas, bėgiojančios akys. Vaikinui buvo baisu. Jonai, tai kas per velnes? Nu kas per velnes? Žinai, kas per velnes, tas aukštis yra. Iš tiesų, I'll be gone. Man tada buvo. Ir galvojau, kad tai bus. Nes kai važiavau, atsimenu, į Kyviškio aerodromą, grojo Vyčio gabalas. Kai nuvažiavau į aerodromą, pasiėmiau laikraštį. Pirmam puslapį buvo vainikai. Kitam puslapį apie laidotuvės kažkoks tekstas. Aš tikrai galvojau, kad tai yra mano paskutinioji diena, kai aš su ZIP FM chebra būsiu. Bet ką jūs galvojat? Iššokau ir sėkmingai nusileidau. Ir šiais metais planuoju dar kartą tai padaryti. Super, ir Jonai, tu sulaukiai tos dienos, kai ZIPui jau 5 metai. Taip, sulaukiam. Tai Jonai, sveikinu ir tave kaip kolega su 5 metų gimtadienį ir gero gyvenimo ir sėkmės. Sėkmės gyvenimo. ZIP Chronikos. 2007 metų rudenį ZIP FM radio stotį papildė naujas duetas – radistai Jonas ir Rolandas. Tuometinis ZIP FM direktorius Ernestas Janušas sugalvojo pagyvinti radio eterį 2 vyriškais balsais. Startavus pirmąjį radistų laidą ZIP FM eteryje, Rolandas Mackevičius pasireiškė visų gražumu. Pirmieji žodžiai visai Lietuvai Rolando buvo ištarti aiškiai ir entuziastingai. Tai buvo nelietuviškas žodis iš 4 raidžių. Pirmoji raidė – B. Buvo toks žodis, jis plūdės iš mano burnelės tiesioginiam radio stoties eterį. Prasidėjus laidai pasakiau žodį ir paskui toliau po to Jonai, tu išprotėjęs, bet aš kaip supratau, tai mano karjera galėjo labai greitai pasibaigti dar visiškai neprasidėjus. Kągi padarys? Buvo kaip buvo. Yra toksai principas, kad atsiprašinėti už tai, ką padarai neveikia, todėl ir nieko blogo čia aš nepadariau, bet vis tiek atsiprašau. Mylėkit, draugai, man ar būkit mylimi. Niekada nesikeikit ir nedarykit ypatingai to radio tiesioginiam eteryje. Radistų laidoje panašus incidentas buvo įvykęs 2008 metais. Radistai pakalbėję ZIP FM eteryje pamiršo išjungti mikrofonus. Grojant muzikai, Jonas ir Rolandas nuoširdžiai pasikalbėjo apie gyvenimą, tūsus, merginas su įspūdingiausiais ištiktukais. Panašu, kad radistų laidoje išgirsti to, kas draudžiama, yra normalus dalykas. Lietuvių kalbos komisija kol kas delsia, o gal tiesiog renka įkalčius ir šių metų pabaigoje užsuks pasikalbėti su radistais. ZIP Chronikos. Sima, ką čia darai? O čia? Nu bet Sima, per mūsų gimtadienį. Nu pakentėk. Nu, Silionu, bet taigi visi pučia per gimtadienį žvakutes.